Taigi tęsime mūsų temą. Apsiskaičiuok savo metų temą pagal gimimo datą. Primenu, kaip reikia skaičiuoti. Vadinasi, gimimo dienos skaičių sudedame su gimimo mėnesio skaičiumi ir pridedame dešimtuką. Ir gautą sumą dedate tol, kol gausite vienženklį skaičių. Vadinasi, mes analizuojame pagal klasikinę numerologiją. Bet informaciją dalinuosi ir šiek tiek apie rimtesnius dalykus. Vadinasi, apjungiu ir klasiką, ir karmą, ir netgi ir planetarinę astrologinę numerologiją. Taigi, turbūt pasiskaičiavote ir galime tęsti, nes mes baigėme ties trečia energija. Būtinai perklausykite pirmą įrašą. Yra atsakymai nuo 1 iki 3 energijos, kokia yra metų tema. Na ir žinoma, jau spauskite šiam įrašui širdelę, pasekite mane, jei vis dar nesekate, ir apsiskaičiavę komentuokite savo metų temą gautą. Taigi 4 energija, tai yra Rahu, kylančio karminio mazgo energija, kuri byloja apie stabilumą, apie tvarką, apie discipliną, apie atsakomybę, ilgalaikių projektų vystymą, apie sveikatą, apie kūną. Taigi visu šituo reikia itin susirūpinti. Tai jau, jeigu pamenate, tai mano asmeninė šių metų energija yra ketvirta. Vadinasi, neatsitiktinai aš tiek sportuoju, stengiuosi ir numesti svorio, ir šokinėju į sniegą, žodžiu, judu, nes dedu pamatą savo pusmečiui ir net dar visiems metams į priekį. Primenu tą didžiąją paslaptį, kad mes gyvename dabartyje 2026 metais. Tačiau mus veikia praeitis, tai yra praeitų metų energija. Ir savotiški dabar, būtent iki gimimo dienos, gimimo diena visada yra atskaitos taškas, lūžio taškas, patikrinimo taškas, jūsų gimimo diena. Nes būtent gimimo diena prasideda naujieji asmeniniai metai. Taigi, nepamirškime, kad praėjusių metų energiją pasiskaičiuoti galime pagal tą pačią formulę, bet praėjusių metų energija, kurią reikia pridėti, tai yra 9. Taip, 2025 sumoje yra 9, ne 10 kaip šie metai. Tai galite pasiskaičiuoti ir praėjusių metų energiją ir žiūrėti iki gimimo dienos, kokioje energijoje dar gyvenate šiemet, nors jau nuo sausio 1 įsijungia, tiksliau nuo gimimo dienos, netgi praėjusių metų, jau įsijungia šių metų energija. Ir ji veiks, tokia pozityvia prasme, sakyčiau, iki gimimo dienos šiemet ir patikrinimai bus po gimimo dienos šiemet. Taigi dar visus metus. Ir vadinasi, dar nuo gimimo dienos mus pradės veikti ir ateities energijos. Labai įdomus dalykas. Jeigu nelabai aiškus, tai be abejonės kreipkitės asmeniniai konsultacijai. O jeigu suprantate, tai bandykite ir analizuoti savarankiškai, patys, sąmoningai. Tik aš neatsakau už jūsų daromas klaidas. Aišku, galite užduoti atitinkamus klausimus, stengsiuosi kai kuriems atsakyti. Taip, taigi 5 energija. Tai yra Merkurijaus energija, ji byloja apie pokyčius, apie judėjimą, apie komunikaciją, nuotykius, laisvę, lankstumą,
apie naują patirtį ir įdomius iššūkius. Taigi nusiteikite, kad jūsų tema būtent yra naujovės, pokyčiai, permainos, laisvė. 6 energija Venera, taigi meilė, šeima, kūryba, aktualiausios temos, rūpinimasis kitais, harmonija, namų klausimai, tokia atsakomybė šeimai ir artimiesiems. Žodžiu, labai jauki tokia energija iš tikrųjų. Ir jaukios bus šeimyninės temos šiemet. 7 energija, tai yra Ketų planeta, kaip ezoterinis taškas, kitaip tariant, tarkime, astrologijoje. Tai yra jūsų temos ne apie garsų egzistavimą. Tai yra apie vidinę tylą. Jūsų metai skatins dvasiškai augti, gilintis į save, pažinti save, mokytis, ieškoti tos asmeninės išminties, laiką leisti tyloje, tiesiog turėti tam tikrų atradimų, analizuoti viską. Žodžiu, labai tokie subtilūs, dvasingi metai. 8 energija – Saturno planeta. Tai jūsų tema – karjera, finansai, valdžia, galia, investicijos, ambicijos, materiali sėkmė ir rezultatų siekimas. Taip, viskas taip sustyguota, sustrateguota ir judėjimas link rezultatų. Nes tai jau iš esmės 8 ciklas 9 metų cikle. Taip, tokia gili išmintis ir branda. Na ir Marso energija, 9 energija. Jeigu gavote metų temą 9, tai byloja apie užbaigimą, apie paleidimą, išsilaisvinimą, uždarimą, apie gyvenimo pamokų užbaigimą. Tai toks iš tiesų paleidimo, atleidimo etapas, apibendrinimo etapas. Jums reikia viską paanalizuoti, savo praėjusius net 9 metus, susimastyti, pagalvoti, pažiūrėti, ko atsisakyti, su kuo vertėtų atsisveikinti. Tai tarsi uždaro, dar pakartoja savotiškai 25-ųjų kolektyvinę energiją 9, ar ne? Kai mes kolektyviai viską paleidinėjome, uždarinėjome tais metais, tai jums asmeniškai šiais metais turint 9 energiją tenka su kažkuo atsisveikinti. Na ir metuose vis dėlto tai yra 12 mėnesių, įsivaizduokite. Ar gali vienas skaičiukas apibūdinti visus metus? Mums tema duoda, bet kiekviena tema turi savitų potemių. Vadinasi, žiūrėkit, koks prieštaravimas, jeigu metų tema yra 1, o tarkime, mėnuo asmeninis yra 9. Tarsi pradėk, bet ir užbaig, ar ne? Tokie prieštaravimai atsiranda. Tai jeigu nori daugiau ir išsamiau, aš siūlau naują paslaugą. Tai yra asmeninė kelionė laiku pagal skaičių ciklus. Net ir apie metų temą galiu pateikti daugiau informacijos, daug išsamesnės ir apie mėnesių energijas, ir net apie dienų energijas. Tokį savotiškai asmeninį numerologinį kalendorių. Tai kantriausiai sulauks papildymo paslaugų sąrašo su įkainiais ir aprašais, o nekantrus be abejonės rašykite. Klauskite komentare, rašykite asmeniškai. Dėkoju Jums už žiūrėjimą, laukiu emocijų ir klausimų. Dalinkitės savo metų temos skaičiumi.